Šiandien į studiją, į svečius atvyko ir toksai labai didelis svečias. Tai yra Ernestas, kuris norėtų pasveikinti savo mamytę ir skiria ne tik tai eilėraštuką, bet ir labai gražiai pagros. Paklausyk, mamytė, tau skiriu dainelę, tai paukšteliai gieda, kai saulutė kelias. Ar matai, brangioji, kaip aš greitai augu, taip į dangų stiebas, obelis prie lango. Pažiūrėk, mieloji, kaip gražiai tau šoku, taip kiškučiai straksi, po egle šakotę. Ar žinai, mamytė, kad esi geriausia, aš tave mylėsiu, prie širdies priglausiu.